Vilniaus universiteto Teisės fakulteto diplomų įteikimo šventė. Ceremoniją skelbiu pradėtą ir mes ją pradedame Gaudiamu. Didelė šventė. Pirmąjį sveikinimą žodį tradiciškai taria mūsų universiteto rektorius. Šiandieną tai yra Juras Pai. Gerbiamas dekane, mėly absolventai, kolegos, valstybinių institucijų vadovai ir atstovai, absolventų artimieji, ponios ir ponai. Šiandien yra didelė šventė. Jūs, mėly absolventai, baigėte savo studijas Vilniaus universitete. Kaip matome iš čia sudėtų diplomų, tie metai buvo ir nelengvi, ir sunkūs. Nuo pat pradžių, nuo pat įstojimo, kur buvo didžiulė konkurencija ir didžiuliai konkursai, jūs sunkiai dirbote tuos metus tam, kad galų gale gautumėte diplomą. Ir šiandien atėjo ta šventinė diena, kai pagaliau po ilgų metų, grįžčiau sakyti, bemiegių naktų pasiruošimo egzaminam, kai kirviai dėstytojai sapnavosi turbūt ir gąsdino, pagaliau jūs nusipelnėte gauti diplomus. Ir šiandien diena yra dar labiau istorinė. Jūs gal dar nesusimastėte, tačiau šiemet universitetas švenčia 435 metų sukaktį. Tai yra gražus jubiliejus. Ir jūs baigėte universitetą šiais jubiliejiniais metais. Kita graži sukaktis tai yra teisės fakulteto istorija. Ir jeigu teisės fakultetas buvo įkurtas, jūs puikiai tą žino, tikiuosi, 1641 metais, tačiau istoriniai šaltiniai sako, kad pirmieji pradėjo studijas tik 3 metais vėliau. Tai buvo 44 metai.
Tai vėl turime gražų apvalų jubiliejų, tai yra 370 metų nuo teisės studijų pradžios Vilniaus universitete. Taip, kad jūs baigėte tikrai, galima drąsiai teikti, puikiai jubiliejinę laidą. Na, o pabaigus universitetą jūsų laukia plačios gyvenimo perspektyvos. Ir čia aš noriu palinkėti, kaip minėjo Konfucijus, o kiniečiai, kaip žinote, yra labai išmintingi žmonės, jie pasakė, kad reikia susirasti darbą, kuris patinka. Ir tuomet visą gyvenimą galėsite nedirbti. Taip, kad aš jau to nuoširdžiai linkiu. Tie, kuriuos traukia mokslas, kviečiu stoti į doktorantūrą ir papildyti puikų teisės fakulteto dėstytojų kolektyvą. Ir ne tik dėstytojų, bet ir mokslo. Kartu noriu padėkoti ir valstybinių institutų atstovams, nes teisininkus paruošti be jūsų pagalbos turbūt būtų neįmanoma. Ir tik tai glaudžiai bendradarbiaujant praktikam ir teoretikam galima paruošti puikius specialistus. Taip pat noriu pasakyti, kad šiemet įvyko labai svarbus įvykis. Gegužės 6 dieną Seimas priėmė mūsų statutą ir vėlgi dėkoju teisininkų gildijos nariams, kurie pagelbėjo, nes be kvalifikuotos teisininkų pagalbos, ko gero šiandienai mes dar to statuto ir neturėtume. Taip, kad dėkoju jums, dekanė, dėstytojams, kurie užauginote puikią naują teisininkų kartą, o jaunai teisininkų kartai linkiu sėkmės ir gero vėjo į jūsų likimo būres. Sėkmės jums! Na ir, kaip jūs matote, mes turime daug svečių, garbingų svečių iš įvairių institucijų. Tai yra fakulteto partneriai, tai yra mūsų draugai. Atleiskite, kad negalėsime visiems jums suteikti žodį, tačiau yra keletas jų, kuriuos tikrai norėčiau matyti čia prie šio mikrofono. Pirmiausia, prašyčiau tarti sveikinimo žodį Lietuvos aukščiausio teismo pirmininką, Lietuvos teisėjų tarybos pirmininką Gintarą Kryževičių. Reikia turbūt pradėti nuo to, kokioje vietoje mes susirinkę. Atstovaudamas visai teisėjų bendruomeniai, žiūrėdamas į šitą gražią vietą, Dievo namus, kažkodėl pagalvojau, kad tikrai Vilniaus universitetas turi tokią erdvę, iš kurios išėję visi buvę studentai turi užtaisą gyventi laimingai kaip žmonės ir siekti savo profesinių aukštumų. Ir aš manau, kad tikrai ta vieta, kurioje mes šiandien susirinkę, įtakoja gyvenimą žmonių. Nesu aktyvus katalikas, bet ta vieta daugybę metų kažkodėl, aš tikiu, šio universiteto studentams sukuria kažkokias ypatingas sąlygas. Tikrai tai yra studentai, baigę studentai, teisininkai, kurie visur kotiruojami labai aukštai. Taigi jūsų tikrai čia daug, aš nežinau kiek čia, 200 daugiau. Teisėjų bendruomenės vardu noriu palinkėti visiems, kad jums gyvenimas būtų rožėmis klotas, kad profesinė veikla sektųsi, nes tikrai yra daugybė tų sričių, kuriuose kiekvienas galite parodyti save kaip aukštos kvalifikacijos teisininkai įgijusi žinias šioje mūsų visų šventovėje, Alma Mater. Būkite laimingi ir neškite šią savo profesiją aukštai iškeltą galvą, nes tikrai jūs visur reikalingi tiek teismuose, tiek prokuratūroje, tiek policijos institucijose.
Na, aš netgi negalėčiau apibrėžti, kur yra geriau, bet būdamas ir atstovų, ir teismų sistemos patriotų, linkėčiau jums visiems rinktis su teismais susijusią sritį, būti teisėjų padėjėjais, teisėjais. Ir tokia karjera tikrai yra pats šauniausias mano požiūriu pasiekimas, apie kurį gali svajoti teisininkai. Sėkmės jums. Dėkojame gerbiamam pirmininkui.